apie tas sąmokslo teorijas. Kodėl jų yra tiek daug apie skiepus ir kodėl jomis žmonės tiki? Tai sąmokslo teorijų pagrindinis tikslas kuriamas buvo toks, kad žmonės negalėjo pakankamai įvertinti informacijos, nes prieinama informacija buvo pasiekiama nedideliai daliai žmonių ir jinai buvo labai švari, ta prasme, kad jinai buvo pateikiama tokia, kokia mokslo pasaulis, mokslo bendruomenė norėjo ją išgirsti. O sąmokslo teorijų plitimas ir nesuvaldymas yra susijęs su labai paprastu dalyku. Informacinė sklaida yra padidėjusi šimtus ar net tūkstančius kartų. Mes turime prieimą prie informacijos šaltinių prie tiek, kiek mes niekada neturėjome. Tų informacijos šaltinių skaičius didėja. Turbūt, nes paprastai tariant, tiesa su netiesa konkuruoja tomis pačiomis sąlygomis. Jeigu anksčiau tiesa arba mokslinis pagristumas turėjo daug geresnės sąlygas, nes jis buvo probuotas, su juo turėjo galimybės susipažinti neribotas skaičius žmonių, bet, sakykime taip, jie neturėjo ir noro, ir pareigos domėtis labai daug kuo, skaityti labai daug šaltinių. Labai daug šaltinių skaitydavo dažniausiai mokslininkai dirbantis su tam tikroje kryptyje, su tam tikrų klausimų. Žmonės priimdavo tai, kas būdavo pateikiama. Dabar, iš esmės, tiek pat yra šaltinių, kalbant apie įvairius klausimus, tiek pat, kuriuose nėra būtinai daug tiesos. Ir dabar, būtent šitoje terpėje, ir atsiranda sąmokslo teorijos, o 21 amžius turbūt pasižymi tuo, kad dar ir sąmokslo teorijas dėl įvairių priežasčių jos yra kultivuojamos. Jos yra kultivuojamos ir aš dažnai pajuokauju, kad kultivuoti netiesą yra daug smagiau ir daug paprasčiau negu tikėti mokslu pagrįstą informaciją. Tai paskutiniai turbūt 15-20 metų yra susijęs su tuo, kad melagienų skaičius auga, tas melagienas kultivuojančių arba kuriančių net ne žmonių, o atskirų organizacijų skaičius auga ir galiausiai priežastis, kurios slypi už tų melagienų kūrimo, jos vis intensyvėja. Čia turbūt paminėsiu tris pagrindinės. Tai yra kultūriniai karai, tai yra postmodernizmo filosofija, atėjusi į mūsų gyvenimą, kada nebepatogu tikėti tiesa. Na ir trečioje vietoje, kaip matote, aš nededu net į pirmą vietą, tai yra geopolitinė situacija, nes atskiros grupės, norinčios turėti valdžios svertus, jiems yra patogu, kad kuo būtų daugiau sąmokslo teorijų ir atitinkamai būtų kuriamas naratyvas, kad nėra vienos tiesos. Bet kalbant apie trečią aspektą, apie geopolitinę įtaką, tai aš manau, kad tie žmonės, kurie dabar kuria šitos naratyvus, tiesiog kaso duobę sau, nes taip kaip kuriamas nepasitikėjimas institucijomis veikiant kažkieno labui, tai taip kažkada jie patys įkrisi tą pačią duobę. Tai kaip dabar visame šitame kontekste jums atrodo tas skiepų
klausimas, kodėl jis tapo tokiu poliarizacijos įrankiu? Tai kaip ir minėjau, tai reikia nepamiršti, kad skiepai nuo maždaug praėjusio amžiaus, tai yra 20 amžiaus 6-7 dešimtmečio, taip pat buvo dalis minkštosios galios. Dvi supervalstybės, tuo metu buvusios globalios žaidėjos, pagrindinės žaidėjos Sovietų Sąjunga ir Jungtinės Amerikos valstijos. Poliomielitas pirmiausia buvo sukurtas Jungtinėse Amerikos valstijose, paskui tą pačią vakciną sukūrė ir Sovietų Sąjunga. Ir kadangi tose valstybėse, kurios buvo vienoje ar kitoje satelitinėje erdvėje, buvo svarbu parodyti, kad mūsų produktas yra viršesnis. Tai vakcinos visą laiką buvo tam tikra prasme ne tik kad visuomenės sveikatos produktas arba įrankis visuomenės sveikatos klausimams išspręsti, pasiekti visuotinę gerovę, bet ir tam tikras politinis įrankis. Bet tas tikrai netrukdė visuomenės sveikatos plėtrai ir sumažinti rodiklius kūdikių mirtingumo ir išnaikinti kai kurias ligas, pavyzdžiui, raupus iki 1996-7 metų. Kas atsitiko tuo met, atsiranda naratyvas, kuris pradeda kvestionuoti apskritai vakcinų patikimumą kaip po tokį. Ir tas naratyvas, jis nėra net dirbtinis, o labiau atrandantis iš natūralaus klausimo, nes tarp mokslininkų yra normalu kelti klausimus, net ir kelti tas hipotezes, kurios yra, pavyzdžiui, pasmerktos paneigimui. Asmenims dirbantiems visuomenės sveikatoje kilo natūralus klausimas. Tai gal čia iš tikro ne tik vakcinos tą padėjo sukurti, bet gal iš tikro mūsų gyvenimo būdas, geresnė higiena, pagerėjusi gyvenimo kokybė po truputį eliminuoja infekcinės ligas, nes tarp 1990-ųjų ir 2000-ųjų metų iš esmės tuo metu nekyla jokia pasaulinė pandemija, tai gal neverta ir skiepytis, mes jau laimėjom tą kovą prieš infekcinės ligas. Ir čia turbūt ne pirmoji kregždė, bet, sakykime, labai kolosalus įvykis, labai didelis savo reikšmė įvykis įvyksta Didžioji Britanijoje, tiksliau Jungtinėje karalystėje, kai mokslininkas, pats būdamas, sakant, pediatrų, pradeda vykdyti tyrimą, kurio bando įrodyti, jog kitos sveikatos problemos, o tuo metu ypatingai pagerėja autizmo spektro sutrikimų diagnostika, žmonės, kaip išnyksta vienos problemos, žmonės tada pradeda kreipti dėmesį į kitas problemas, nes jeigu vaikai masiškai miršta nuo difterijos, arba suserga kokliušu, tai turbūt tau nėra taip ir svarbu jų vystymasis, motorinis vystymasis, turiu omeny, kad tiesiog atsiranda, kad yra prioritetai. Ir kai išnyksta infekcinės ligos, tada atsigrėžiama, kuo serga vaikai papildomai, tai aišku, žinoma, ir gyvenimo būdo sukeltos problemos. Būtent tas mokslininkas, Andrew Wakefieldas, supranta, kad tai yra terpė ne tik moksliniai šloviai, nes iš esmės mokslininkai, jų pagrindinė valiuta yra moksliniai straipsniai. Kuo mokslinių straipsnių ir kuo aukštesnio mokslinio
straipsnio vertė, tai yra, kuo jis labiau cituojamas, tuo tu tampi žymesnis. Tas naratyvas, kad vakcinacija yra kontrolės įrankis, kad žmonės čipuojami, sekami, nors atrodytų tai skamba absurdiškai, bet dauguma žmonių jo ima ir patikė. Jeigu taip kalbėti apie vakcinų kūrimą, tai vakcinuose, kodėl atsiranda šitą melagiena? Tai dabartinės dalis vakcinų ir naudotos COVID pandemijos metu, jos turi tą vadinamą informacinę RNR, kuri padeda sukelti didesnį atsaką į ligą. Tai jeigu yra sakoma, kad yra informacinė RNR, kuri yra vakcinos sudėtyje, bet žmonės nesupranta, kokia yra jos paskirtis, kaip jinai patenka į ląstelę, kaip sukeliamas imuninis atsakas. Bet jie supranta, kad informacinė RNR kažkokia tai yra įdėta į vakciną, tai galbūt jiems ir lengva patikėti, kad tai yra niekas kitas kaip čipas, į kurį instaliuota dalis informacijos, kuri yra suleidžiama žmogui. Bet kadangi yra labai sudėtinga technologija, labai sudėtinga paaiškinti ir labai lengva ją misinterpretuoti, tai todėl ir atsirado tokios sąmokslo teorijos, kad žmonėms yra suleidžiama svetimos informacijos ir taip jie yra sučipuojami. Nors iš tikrųjų tai čipas, tai yra metalinė plokštelė surašyta informacija, kuri padeda arba atsekti šiuo atveju gyvą organizmą, nes čipavimas arba pažymėjimas yra plačiai taikomas kitoje srityje, tai yra veterinarijoje, su labai aiškia priežastimi, kad gyvūnai būtų lengviau atsekti ir nebūtų gyvūnai pasimetantis. Tai žmonės pritaikė tą patį naratyvą. Ir jūs to neklausite, bet tai yra kurtas naratyvas, mes maždaug galime nustatyti jo kilmę ir kaip tas naratyvas plito visuomenėje. Jeigu kiltų nauja krizė, kokį pagrindinį priešnuodį dezinformacijai pasiūlytumėt šiuo metu ir galbūt iš tų pamokų, ką valstybė padarė ar institucijos padarė ne taip, informuodamas, sakykime, žmonės ir sukeldama tokią, kaip čia pasakyti, nuomonių srautą, skirtingų labai ir kartais su tokiais keistais naratyvais. Ką šiandien reikėtų daryti, jeigu kiltų vėl kokia nors pandemija? Sėkmingo recepto, kaip kovoti su sveikatos krizėmis, vieno sėkmingo recepto nėra. Kiekviena krizė turi savo ypatumų, kuriais tenka dorotis. Aš manau, kad, tiesą sakant, tiek moksliniai bendruomeniai, tiek ir žmonėms, kurie yra krizių valdyme, iššūkiai patinka, tai mes tokios pasikartojančios sveikatos krizės net ir nelaukime. Turiu omeny, kad jeigu jinai kartosis, tai versim algoritmus, kad turbūt tą patį darysim, nėra tokio tikėjimo, kad bus taip pat. Be to, bent jau mūsų pusrutulyje, tai sveikatos krizės šiuo metu yra labiau susijusios su kitais dalykais, su geopolitinėmis įtakomis ir klimato kaita. O kalbant apie geriausius pavyzdžius, iš kurių galima pasimokyti, pirmiausia, planavimas, pasiruošimas, investavimas tam tikrą prasme į priemonės yra geriausias būdas neturėti sąmokslo teorijų, nes sąmokslo teorijos joms yra labai svarbu netikslumas
kažkokios tai kylančios problemos dėl prasto planavimo. Šiai dienai galima drąsiai teigti, kad šita problema yra ne tai, kad suvaldyta, bet yra valdoma, nes turime žinias, turime priemonės, turime logistiką, kada mes veikiame ne tada, kada ateina problema išplinta globaliai arba ateina iki mūsų gyvenamo žemyno Europos, bet jinai sprendžiama vietoje. Tai tada tų mitų netiek ir daug. Aiškus išskirtinumas, kokios grupės, rizikos grupės serga Europoje, bet taip, kad būtų apaugusi pati vakcina, kuri beje skirta ir prieš šalpus, jeigu būtų panaudotas biologinis ginklas, nėra. Tai visi tie veiksmai, kurie atsirado dėka gero planavimo, tai yra žinoti, ko reikia, sukaupti, sukurti logistikos grandinės ir prireikus priimti politinį sprendimą, jie veikia. Tai šitas veikimo būdas, kada tu pasiruoši, identifikuoji problemą ir sprendi ne tada, kai jinai, sakoma, ateina prie tavo slenksčio, kai vanduo semia duris, bet ten, kol dar jinai yra pakankamai toli, turbūt yra geriausias priešnuodis kilti sąmokslo teorijoms.